stickinės nelaimės įgauna precedentų neturintį pagreitį, po savęs palikdamos katastrofiškas pasekmes. 2023 m. rugsėjo 10 d. audra Danielius užklupo Libiją, kuri anksčiau smogė Graikijai, taip pat Turkijai ir Bulgarijai. Audra per 24 valandas į šiaurės rytinę šalies pakrantę atnešė daugiau nei 400 mm kritulių, nors įprastai rugsėjį jų kiekis neviršė 15 mm. Tik įsivaizduokite, per vieną dieną iškrito 40 kartų daugiau kritulių nei mėnesio norma. Dėl to perpildytos užtvankos neatlaikė tokio spaudimo. Naktį, kai dauguma žmonių miegojo, užtvankos neatlaikė ir vanduo plūstelėjo į Dernos uostamiestį ir suniokojo nemažą jo dalį. Rugsėjo 15 dienos duomenimis žuvo daugiau nei 11 tūkstančių žmonių ir daugiau nei 20 tūkstančių dingo be žinios. Miesto meras teigė, kad aukų greičiausiai yra daug daugiau. Daug žuvusių kūnų vis dar randama jūroje ir namų griuvėsiuose. Salamu alaikum. Automobilį, kuriame važiavo žmogus, ką tik nunešė vandens potvynis. Dėl stiprios vandens srovės mes jam negalėjome padėti. Aš nežinau, ar jam pavyko išsigelbėti. Dabar nunešė dar vieną automobilį. Jei policija galės padėti, tai bus labai gerai. Galbūt žmogus vis dar gyvas. Dauguma žmonių miegojo ir niekas nebuvo tam pasiruošęs. Tada mūsų rajone išgirdome sprogimą. Viskas įvyko labai greitai. Pasaulinė sveikatos organizacija apskaičiavo, kad nuo smarkių liūčių Libijoje nukentėjo apie 2 milijonai žmonių. Ekspertai vis dar atsargiai vertina tokio didelio aukų skaičiaus priežastis, tačiau beveik visi atkreipia dėmesį, kad daugelį metų niekas tinkamai nežiūrėjo į užtvankų būklę. Todėl, kai Libijos pakrantę apėmė audra Danielius, užtvankos tiesiog neatlaikė. Nelaimė Libijoje palieka daug klausimų ir nesusipratimų, kas vyksta, tačiau tai, ką teko iškęsti žmonėms, kelia siaubą. Mes turime laidoti žmonės bendruose kapuose. Vien tik vienoje ligoninėje yra 1000 kūnų. Vaikai, moterys, vyrai ir senoliai. Sveiki gyvi. Šiandien 7 val. Ryto aš grįžau į Derną. Ką tik aš palaidojau dukrą ir jos močiutę. Mano žmona vis dar laikoma dingusi be žinios. Aš sugrįšiu ir galbūt su Dievo pagalba ją čia surasiu. Galbūt jie vis dar yra po sugriuvusiu namu. Reikia daug padirbėti, kad iš po sunaikintų pastatų ištrauktume žmonės. Žuvo daug žmonių. Ir aš praradau daug savo pažįstamų. Nemažiau baisi nelaimė įvyko ir Maroke, kur galingas, maždaug 7 balų žemės drebėjimas per kelias sekundės sunaikino ištisus kaimus, paversdamas juos viena milžiniška griuvėsių krūva. Kai kur žala tokia didelė, kad neįmanoma nustatyti, kur prasideda vienas namas, o kur baigėsi kitas. Gatvių daugiau nebėra, jų vietoje dabar tarp griuvėsių yra pavojingos siauros perėjos. Kai kurie kaimai dėl geografinės padėties sunkiai pasiekiami, todėl juos beveik niekas nekreipia dėmesio. Žmonės liko vieni su savo bėda. Aš praradau viską.
Aš likau vienas. Mano vaikai, man nieko nebeliko. Aš dirbau už kaimo, o vaikai buvo namuose. Grįžęs pamačiau, kad viskas dingo. Mano namas sugriautas. Mano vaikai žuvo. Nuo vakar valdžia neleidžia mums jų užtraukti. Ir jie nebuvo išgelbėti. Sraigtasparnis apskriejo virš sugriuvusio namo ir nepaisant pagalbos šauksmų, nenusileido mūsų gelbėti. Tiems, kurie per žemės drebėjimą buvo sužeisti, gyvenimas po to tapo tikrų pragarų. Nebuvo nei vieno, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą. Nebuvo įmanoma nei išvažiuoti, nei eiti akmenimis nusėtais keliais. Įvykio liudininkai teigia, kad pagalba arba visai neatvyko, arba atėjo pavėluotai ir daugiausia buvo maistas ir vanduo, kuriuos į kalnus privačiais automobiliais atgabeno savanoriai iš Maroko. Yra vietovių, kurių nepasiekia nei vanduo, nei maistas. Mes reikalaujame, kad į šias kalnuotas vietovės būtų nusiųsti sraigtasparniai su vandeniu ir maistu. Mes reikalaujame, kad buldozeriai nuvalytų kelią ir pervežtų žmonės. Mes norime tik atverti kelius ir pašalinti akmenis, kurie trukdo žmonėms judėti. Mes nenorime viso šito šurmulio ir kariuomenė čia nereikalinga. Daugelis žmonių vis labiau nusivylę dėl vyriausybės pagalbos trūkumo. Kai kurie gyventojai teigia praradę tikėjimą, kad kada nors tai aplamai įvyks. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, absurdiška yra tai, kad Maroko vyriausybė ne visiems atvėrė išorinės pagalbos duris. Neatidėliotinos pagalbos pasiūlymai buvo priimti tik iš 4 šalių. Kyla logiškas klausimas – kodėl? Išsekę žmonės turi patys sugalvoti, kaip rasti pastogę ir išmaitinti savo šeimas. Ši siena sugriauta. Didelis įtrukimas nuo viršaus iki apačios. Aš esu viena, aš neturiu brolio, aš neturiu vyro. Aš turiu tik savo Dievą, neturiu kur gyventi. Man reikalinga pagalba. Mes norime saugumo, o namų nėra. Šiame gyvenime neturiu artimųjų. Aš neturiu tėvo, neturiu motinos, neturiu brolio, neturiu vyro. Aš nieko neturiu. Aš turiu tik Dievą. Jis mano gelbėtojas. Kur savanoriai? Niekas pas mus netėjo su kastuvais ir įrankiais valyti griuvėsių. Nepaliko nei butelio vandens, nei palapinės, kur galėtume prisiglausti. Kur mes gyvename? Ar tai islamiška valstybė? Ar tai islamas? Lavonai jau dvokia. Nėra nei elektros, nei maisto. Mes patiriame tikras kančias. Nėra nei maisto, nei vandens, nei kelių, aplamai nieko. Žuvusių kūnai jau dvokia. Niekas neatėjo mums į pagalbą. Oficialiais rugsėjo 15 dienos duomenimis žuvo apie 3000 žmonių, daugiau nei 550 buvo sužeisti. Praėjus kelioms dienoms po įvykių žmonės miega po atviru dangumi. Vieni bijodami pakartotinių smūgių, o kiti dėl to, kad nėra kur daugiau miegoti. Baisu įsivaizduoti, kas bus atėjus žiemai, jei jau dabar kalnuotose vietovėse vietiniai gyventojai, ypač vaikai, kenčia nuo staigaus temperatūros kritimo naktį. Apie 11 valandą įvyko žemės drebėjimas. Žmonės buvo savo namuose ir daugelis miegojo. Šiuose namuose visi taip pat miegojo išskyrus mano prosenelę. Kai namas pradėjo drebėti, jie rėkė ir visus pažadino savo riksmu. Jie išbėgo iš namo ir namas sugriuvo.
Tai buvo jų prosenelė, kuri išgelbėjo juos nuo tikros mirties. Mums trūksta vaistų, ypač nuo diabeto ir kraujospūdžio. Iki šiol vaistų negavome, todėl prašome valdžios karts nuo karto aplankyti šiuos žmonės. Mums visiems, marokiečiams, nėra kito dievo išskyrus Alachą. Nuo vakar ryto mums nieko neatvežė, nei vandens, nei maisto. Keli jaunuoliai mums atnešė duonos. Šiuo metu aš jau papusryčiavusi. Aš esu diabetikė, aš turiu laiku valgyti ir gerti vaistus. Bet parduotuvėse maisto nėra ir pinigų mes neturime, nieko negalime nusipirkti. Daugelis žiniasklaidos priemonių dramatiškai aprašo tai, kas nutiko Maroke ir Libijoje. Tačiau beveik niekas nerašo, kad dėja, ateinančiais metais tokie kataklizmai tik stiprės. Tai tokia globali ir bendra problema, kad ją išspręsti galime tik kaip vieninga visuomenė. Taip, dabar turime padėti vieni kitiems iš visų jėgų, bet ar tai išspręs problemą visame pasaulyje? Technologijų dėka galime iš anksto užkirsti kelią žemės drebėjimams, laiku aprūpinti žmonės viskuo, ko reikia, o prireikus iš anksto evakuoti į saugias zonas. Tačiau, kol mes esame susiskaldę, tai neįmanoma, todėl žmonės lieka vieni su savo sielvartu. Klimato kaita vis labiau pastebima ir Ispanijoje. Nuo mėnesio pradžios ją užliejo lietus ir kruša, o vėliau niokojo vėjai. Rugsėjo pradžioje audrų sistema Dana, apie kurią buvo išsamei pranešta ankstesnėse laidose, siautėjo didžiojoje šalies dalyje. Tačiau, kaip paaiškėjo, tai buvo tik pradžia. Rugsėjo 8-10 dienomis nuo smarkios liūties ir krušos nukentėjo daugiau nei 50 miestų Navaros provincijoje. Labiausiai nukentėjo Korela. Pasak miesto mero, nelaimė padarė didelį žalos žemės ūkio pasėliams. Aš niekada savo gyvenime dar nemačiau tokio dydžio krušos, sakė jis ir pridūrė, kad klimato kaita yra realybė. Pamplonoje per vieną dieną iškrito tiek kritulių, kiek paprastai užfiksuojama per 2 pirmuosius rudens mėnesius. Rugsėjo 11 dieną didžiuliai kruša padarė žalos Biskajos provincijoje. O kitą dieną Kosteljono provincijoje smarkus vėjas, kurio gūsiai siekia iki 130 km/h, lėmė didžiulį medžių virtimą Burianos mieste. Vietos gyventojų teigimu, su tokia vėjo jėga jie susidūrė pirmą kartą. Liūtys sukėlė daugybę incidentų. Ta pačia diena Mursijos regiono užklupo smarkios liūtys. Malina de Segura gatves kai kur užliejo purvo vandens upeliai. Rugsėjo 15 dieną Madrido, taip pat kelių viduržemio jūros pakrantės regionų gyventojai dėl intensyvių liūčių buvo priversti pakeisti savo planus. Dėl daugybės potvynių keliuose prasidėjo transporto chaosas. Taip pat pranešama apie sostinės metro stoties užliejimą. Dabar pažvelkime į įvykius kitose šalyse, kurie įvyko tuo pačiu laikotarpiu. Dėl stipraus lietaus ir purvo srautų rugsėjo 9 dieną Derbeno mieste Dagestano Respublikoje Rusijoje kilo potvynis. Per trumpą laiką iškrito beveik mėnesio kritulių kiekis. Taifūno Haikui likučiai rugsėjo 8-11 dienomis vėl sukėlė potvynius daugelyje Kinijos miestų. Rugsėjo 11 dieną Masačusetso valstijoje JAV smarkios liūtys sukėlė vietinius potvynius. Lemingsterio mieste buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Tuo pačiu metu Havajuose prasidėjo naujas Kilaueje ugnikalnio išsiveržimas. Tai jau antras kartas nuo šių metų pradžios. Rugsėjo 12 dieną ciklonas atnešė smarkės liūtis, žvarbų vėją ir didelę krušą į Phoenixo sritį Arizonoje, JAV. Ta pačia diena Nyderlanduose smarkios liūtys užtvindė Maastrichto miesto gatves. Žvelgiant į visas planetą ištikusias nelaimės, kyla klausimas: kodėl tai vyksta? Šio progreso priežastis yra planetos branduolių destabilizacija, kurią sukelia dar prastai ištirta kosmoso spinduliuotė.
Ši nauja papildoma energija sukelia branduolio temperatūros kilimą ir įtakoja magmos srautus, kurie, verždamiesi į Žemės plutos paviršių, formuoja lūžius, sukelia žemės drebėjimus ir šildo vandenynų vandenis. Vandenynų įkaitus didėja nuo jų paviršiaus išgaruojančių vandens kiekis, kuris vėliau, atvėsęs atmosferoje, nukrenta ant žemės nenormaliomis liūtimis ir kruša. O tose vietose, kur magma priartėjo prie paviršiaus, mes stebime sunkiai gesinamus gaisrus, nes planetos gelmėse visas procesas lydimas dar ir dujų susidarimu. Klimato krizė stiprėja ir tai yra visų problema. Skubiai reikia suvienyti visą mokslinį potencialą, kad būtų išspręsta globali problema – žmonijos išlikimas. Informaciją rasite Kuriančios visuomenės svetainėje.